Dar kelios patalpos nuomojamos yra laisvos, tai jeigu kas susidomėsit, prašom kreiptis. Tai nematoma, ne, jūros. Nu beveik dar kokiu, Kuršių nerija matoma. Tai biuras, tu sėdi, geri kavutė ir atsisuki ir Kuršių nerija. Nu kur tu geresnį vaizdą pamatysi. Bendroji sumoji paėmus, tai labai džiugu, kad vienas iš senų pramoninių pastatų kompleksų buvo atnaujintas. Ir mes matom dabar tikrai šiuolaikinį pastatą, irgi energetiškai efektyvų, su saulės batareikom, su geoterminiu šildymu, šiuolaikišką pastatą. 6000 kvadratinių metrų, daug labai darbo vietų, manau, tai čia vienas iš Klaipėdos biznio centrų bus. Aišku, nestiklinis, kaip užsienyje būna, kad viskas iš stiklo business center. Bet vis tiek, iš tikrųjų procesais viskas. Tai šiai dienai ta stadija proceso įrengimo tai buvo mūro kontrolė kokybės, monolitinių žiedų įrengimo kokybės kontrolė ir jinai susideda iš tam tikrų eiliškumo. Tai ta prasme, mūras tikrinama yra, ar armuojama yra ten, pavadinkim, 3. ar 4. eilę, kaip numatyta projekte. Pats monolitinio žiedo įrengimas, tai paslėpti darbai, tai yra armatūros sudėjimas, kad apsauginiai sluoksniai būtų išlaikomi, sudėdamos detalės, kaip numatyta ant kampų, ten papildomi kampai sudėdami viskas. Ir prieš užpilimą techninis prižiūrėtojas priima darbus ir leidžia atlikti sekantį procesą. Tai šiai dienai, ką mes matome, buvo sėkmingai išpiltos visos gelžbetonio konstrukcijos, sudėtos perdengimo plokštės. Perdengimo plokštės jos yra 11 metrų. Kiekvieną dieną tu kažką tais eini žiūrėti, kas tai dienai yra aktualu. Iš esmės yra ir pildoma statybinė dokumentacija, tikrini ne tik objekte, žiūri, matuoji ar vizualiai tikrini, bet antras dar darbas yra su statybinė dokumentacija. Tai atitikties deklaracijos, kad atitiktų projekte numatytą medžiagiškumą, faktas, darbų eiga, kiekiai. Techninio prižiūrėtojo darbas ne tik yra gyvai vaikščioti po objektą ir kritikuoti, bet ir darbas su popieriais. Pažiūrėjai, patikrinai ir užtvirtinai parašą. Pažiūrėjai, patikrinai, užtvirtinai parašą. Aš iš praktikos galiu pasakyti, kad viskas priklauso nuo kompanijos, kuri dirba, ar brigados pavadinkime. Nes jeigu savo srities specialistais, tai su jais ir lengva. Aš turiu net jiem posakį, kad žiūrėkit, jūs mane galite pamokinti. Nesu aš ten kažkoks tai stogdengys, kuris 30 metų stogus dengia. Su jais pasikalbė, bet būna susiduri su kita medalio pusė. Tai žmonės, kurie neišmano, jie skaito, žinai, jeigu aš čia plytas padėjau, tai aš galiu mūryti ir plytelę suklijuoti, o visur yra specifika. Ir jeigu tu tos specifikos neišmanai, tai atsiranda nekokybiškas darbas, improvizacijos visokios. Va tada mums techniniam prižiūrėtojams didesnis galvos skausmas. Lengva dirbti su savo srities profesionalais. Tai yra kaip komandinis darbas, nes kai kada įsivaizduojama gal, kad techninis prižiūrėtojas čia kaip atskira respublika, bet aš sakiau ir sakysiu, kad mes visi statybos procesų dalyviai esame komanda. Architektas, techninis prižiūrėtojas, statybos darbų vadovas, rangovai, ten darbininkai, visi komanda. Ir turim kiekvienas savo indėlį įdėti. Ir jeigu kiekvienas įdedam tą indėlį, tai ir projektas važiuoja sklandžiai ir laiku ir su mažai trūkumų. Nes kas nedirba, tas neklysta. Čia būna tiek žmogiškasis faktorius, tipinė klaida, galiu papasakoti, pavyzdį duoti, tai būna pas darbininkus, tai yra ypač inžinieringa, kai deda dirba ir čia va turiu užspausti, padaryti, užfiksuoti, bet pietus, einu pavalgysiu. Ir jis išeina, pavalgo, grįžta, o aš šitą darbą padariau, dariau lygtais. Ir palieka. Ir tas gaunasi, kad ten ir užpilt gali, ir išmuši skylę, pasižiūri, neužspausta detalė. O dėl ko? Ne dėl to, kad žmogus specialiai pakenkt bandė. Tiesiog žmogiškasis faktorius. Gaunu užklausų iš užsakovų ir skambina užsakovas, kurio aš nepažįstu ir sako, labą dieną. Čia va tokį projektą, jumis rekomendavo, jau ten pradedam šnekėtis apie tolimesnę eigą ir jis skambino, sako, žinot, dar keli žmonės apie jumis gerai atsiliepia. Tai reiškia, nėra taip gyvenime blogai, galima judėti į priekį ir džiaugtis to, kad kažkas gerai atsiliepia. Geriausia reklama, gera rekomendacija. Tai va, ištikimas jūsų tarnas Vytenis.